Kartais sulaukime tokių komentarų kaip šitas, kad mūsų gongai yra per brangus arba labai brangus, tai per šį video parodysiu visas išlaidas, kurių mes sulaukime vien iš gongi. Pirma išlaida būtų plasmasė. Vien čia turime 7 kg plasmasės, kurios maždaug neliks per savaitę. Jodo plasmasę naudojame padaryti magnetinius dėklus gongiam. Taip pat turime kitos plasmasės, kurį naudojame kitiem mūsų produktam arba spalvotiem gongiam. Tai vien šitoj dėžėje yra gal 25 kg plasmasės ir čia dar yra kokie 10 prisideda kg plasmasės. Taip pat neskaitant plasmasės, kuri yra čia, čia ir čia. Tada antras dalykas būtų patys spausdintuvai, kuriuos čia turime. Mes jų turime 3. Jie irgi kainuoja nemažai. Taip pat prisideda dar išlaidos prie jų kaip elektra arba palaikymas kaip detalė, kurių galime matyti. Čia yra galvutės, kurių mums reikia, visokie tepalai jam. Taip pat čia turime lovelių irgi. Taip pat yra biškis smulkesnių išlaidų, bet jos visos susideda kaip siuntų maišeliai. Tai čia turime vieno dydžio siuntų maišelius. Taip pat įeina ir šaratukų kainos. Ir aišku magnetai, kurių turime čia ir čia. Taip pat vienas dalykas, apie kurį niekas nepagalvoja, tai yra mano pačio laikas. 3 spausdintuvus prižiūrėti yra tikrai nelengva. Reikia, pavyzdžiui, kiekvieno spausdintuvo atsispausdina šitie gongiai, jie sustoja ir aš turiu į kiekvieną įdėti šaratukus. Tai aišku, įdedami kiekvieną gongį tiek pat šaratukų, kad būtų tolygus svoris. Taip pat įeina laikas kaip modeliavimas. Taip pat turiu kurti reklamas TikTok'ui, kurie irgi ilgai užtrunka, jas reikia sumontuoti. Taip pat kiekvieną šitą dėkliuką irgi turiu suklijuoti pats magnetus, irgi biškai užtrunka laiko. Kiekvieną užsakymą apžiūrime, reikia užregistruoti siuntas visas, jas turime išsiųsti, čia irgi prisideda laiko. Tai ir po visų šitų išlaidų turi aišku kažkiek likt biškai pelno. Tai va, parodžiau visas kaip veikia pas mus ir tikiuosi biškai aiškiau.